Supraskime Biblijoje užrašytą tiesą, kurios tema yra Dievas motina, Biblijos tiesa. Šiandien žemėje yra daug žmonių, kurie sako, aš tikiu Dievą. Daugybė žmonių šioje žemėje skirstoma į 3 grupės. Tie, kurie netiki nei Dievų tėvų, nei Dievų motina, tie, kurie tiki tik Dievų tėvų, ir tie, kurie tiki ir Dievų motina, ir Dievų tėvų. Kas iš šių žmonių grupių gaus palaiminimą karaliauti Dievo parengtoje dangaus karalystėje? Kiek dievų yra 66 Biblijos knygose? Jei yra Dievas tėvas, ar neturėtų būti ir Dievas motina? Turime iškelti klausimą apie tai. Maždaug prieš 2000 metų Jėzus atėjo į šią žemę ir viešpaties maldoje išmokė mus vadinti Dievą, Tėve mūsų. Kadangi Dievas yra mūsų tėvas, ar jis nesakė mums vadinti jį tėvu? Šiame mokyme slypi labai svarbi paslaptis. Jei vadiname Dievą savo tėvu, kas mes jam esame? Kad šioje žemėje vyras galėtų vadintis tėvu, jis turi turėti vaiką, tiesa? Vyras turi turėti vaikų. Pažvelkime į Mato Evangelijos 6 skyriaus 8 eilutę. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius jūsų tėvas. Kas yra mūsų tėvas? Dievas yra mūsų tėvas. Jis žino, ko jums reikia. Jėzus mokė, kad mūsų santykiai su Dievu yra tėvo ir vaikų santykiai. Patvirtinkime tai antrajame laiške Korintiečiams 6 skyriuje. Pažvelkime į 17 eilutę. Todėl, išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu. Kas Dievas mums bus? Ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukterys, taip sako visagalis viešpats. Dėl motinos tiesos pažvelkime į Naująjį testamentą ir perskaitykime laiško Galatams 4 skyriaus 26 eilutę. Bet aukštybių Jeruzalė laisva ir ji yra. Kas ji yra? Mūsų motina. Ką reiškia žodis aukštybių? Kaip žinome, aukštybė reiškia danguje. Parašyta, danguje esanti Jeruzalė yra laisva ir ji yra mūsų motina. Biblija mus moko, kad esame Dievo vaikai. Argi mūsų tėvas ir motina nėra tie, kurie valdo visą begalinę visatą? Dėl to turėtume jaustis pagerbti ir didžiuotis.